Žinot, kokia šiandien diena? Ar pakelkit rankas, kas šįryt nesėdėjo mašinoje? Pakelkit rankas, kas atėjo pėsčiau? Kas be automobilio su dviračiu? Bet žinokit, kažką sutikau išlipant iš mašinos, ar prisimenat? Tai va, šiandien yra diena be automobilio. Ar žinot kodėl? Žinot, kodėl be automobilio diena? Ar žinot, kodėl be automobilio? O kodėl reikia pėsčiom vaikščioti? Sakyk visiems garsiai, kodėl reikia pėsčiom vaikščioti? Kad būtume sveiki. Girdėjot, sako, pėsčiom vaikščiosit sveiki būsit. Ar sveiki esat? O dabar parodykit, kiek grupėse turit dviratuką, aš prašiau, kad auklėtojus užrašytų. Žuvelės matau 3, pelėdžiukai 3, gintarėliai 5, meškučiai 7, dviratukai, šarkiukai 9. Kiek bijau, gerai, pasakyk, kiek šiandien vaikų atvažiavo? 30. Įsivaizduoju, 30 vaikų bijau tau užskaičiavimą, ačiū, labai gerai skaičiavai. O dabar prašiau, kas turit paspirtukus, tai dabar atsistokit su savo paspirtukais, apvažiuokit gražiai garbės ratą. Gabrielė, Rimas, Justė ir Karina. Ar visi? O vaikai, ar jūs matėt nuotraukas koridoriui? Ar matėt? Kas nematė, tai pažiūrėkit, šitie visi vaikai yra nuotraukose. Ar nai? Ir dabar visus jūs. O dabar mes jiem visiems paplokim, nes jie labai gražūs. Žinokit, šitie vaikai vasarą irgi važinėjo su dviračiais ir netgi nusifotografavo, paplokim jiem visiems. Sveika dviratukais važinėti. Taip, pakalbėsime apie širdutę. Ne širdutė sveika, kad jis važinėti dviratukais. Gal kas gali parodyti, kur yra širdutė? Kas drąsiausias parodys, kur yra širdutė? Kur dar yra dydžio? Čia gniaužiam kumštukus ir pasižiūrim. Mūsų širdutė yra tokio dydžio. Mano širdutė tokio dydžio. Pavaduotojas tokia didelė širdutė. Aš noriu, ar žinot, kas stiprina ir silpnina mūsų širdutės. Dabar visi atsistojame. Apšnėti dviračiu. 1, 2, 3. O širdutė džiaugiasi, taip? Sukti lanką, kaip galvojat? 1, 2, 3. Širdutė džiaugiasi, taip? O tie dėdės, kurie rūko, kaip jūs galvojat, ar širdutė silpnina ar stiprina? 1, 2, 3. Pijau, klausyk, ar tu prisimeni, kas daugiausiai dviratukų turėjo? Kuri grupė? Šarkiukai. Šiukai. Ar prisimeni, kiek dviratukų? 9. O gal prisimeni, kokia grupė su antra? Kas atvažiavo su dar? Meškos. Meškučiai. Kiek meškučių? 7 turėjo. Kiek turėjo? 7. Tai už tai, kad jūs esate tokie šaunus, aš jūsų grupiai padovanosiu va tokį žaidimą, kad mokėtumėt saugiai važinėti duodu auklėtojai.
Ačiū. O meškučių grupė irgi jie tokie šaunų. Irgi dovanoju dėlionę, kad mokėtų saugiai elgtis kelyje. Užsidėk kuprinę ant pečių, iškeliauk į vieškelių plačių, apvažiuok į svietą, raski savo vietą ir laikyk į vairą už rankų. Apvažiuok į svietą, raski savo vietą ir laikyk į vairą už rankų. Jeigu moki minti pedalus, dviratis geriausias draugas bus. Taršku baršku riedam, dviračiais po svietą, kviečiam pakeliauti jūs visus. Taršku baršku riedam, dviračiais po svietą, kviečiam pakeliauti jūs visus.